Oho, sveiki visi. Šiandieną pratęsėme mūsų pradžiamokslį ir šnekėsime toliau apie aktualias temas, kurias turi žinoti kiekvienas, kuris pradeda Forexo prekybą. Tai čia bus kaip antroji dalis šios knygos. Tikėkimės patiks, tikiuosi žiūrėsite ir pradedame. Taigi, treidinimo psichologija. Čia pakalbėsime apie 3 dažniausiai pasitaikančias treidinimo psichologijas, su kuriomis susiduria kiekvienas Forexo traderis. Forexo kriptometalų nesvarbu. Pirmoji yra baimė. Baimė yra žmogiška emocija ir didžiausia priešė Forexo traderiams. Ji dažniausiai pasižymi, kai jūs negalite priimti normalių Forexo decisionų. Kada įeiti į tradą, kada išeiti iš tradą. Tiesiog jinai sufrizina jūsų mąstymą. Pamatysit, bus daug tokių bairių, šitą turi perėti. Jinai labai dažnai pasižymi, kai jūs bijote prarasti pinigus. Pinigus prarasite. Tikrai, pamatysit, nėra nei vieno traderio, kuris 100% pataikytų kiekvieną savo atliktą tradą. Bus minuso ir su tuo turite susitaikyti. Netgi aš šiandien antradienis, netgi aš antradienį pasidalinau vienu tradu New Zealand doleris prieš Japonijos jeną, kuris nepasitvirtino. Kirto mano stop loss lygį ir dabar, kaip mačiau, eina į viršų. Ir turbūt analizė bus gera, bet, pagyvensim, pamatysim, pažiūrėsim. Bet tu turi tą priimti. Ir tradu pasidalinau, jis nepavyko, turime -2%, bet overall'e per šį mėnesį esame 14% plius. 14, dabar -2, 12. Taip jau būna, turit priimti pralaimėjimus. Taip pat pamatysite, kad atsiranda baimė ir kai bijosite priimti ir blogus decisionus, jie pasitaikys. Arba baimė pramisinti gerą tradą, kurį galbūt būtumėte įėję ir tada bandote jį kompensuoti su didesniu koeficientu. Ir čia, žinokit, tikrai neįspręs jūsų problemų, nes grasukis gali tiesiog nueiti į kitą pusę ir jūs turėsite ragus, Tai praleidot, judam toliau, ieškom kažko naujo ir viskas. Nežiūrim atgal. Antrasis yra godumas. Godumą irgi pastebėsit 1000%. Godumas irgi žmogiška emocija ir tu nori uždirbti kuo daugiau, ypatingai Forexo rinkoje. Nusistatėjai savo tikslus, uždirbti, nežinau, $20 per dieną, ar tai $30 per dieną ir viskas, tu nebelys daugiau rinką. Pasiekiai savo tikslus, valio šaunuolis ar šaunuolė ir viskas, daugiau nebelindi. Nenorėkit uždirbti, sakau, vėl pasikartosiu, nenorėkit uždirbti milijoną. Be šansų. Per vieną tradą ar per kelis tradus milijoną neuždirbsit. Čia reikia visų pirma kapitalo ir visų antra reikia žinių. O žinias įgausite praktikuodamiesi ir klausydamiesi teorijos. Čia yra svarbu. Taipogi, neperlaikykite pozicijų. Tarkime, jūsų pozicija uždėta, jinai laimi, jau jūs turite, 1:2 pasiektą risk reward ratio, turite, sakykime, 2% pliuso. Nelaukite, uždarykite. Pasiekėt savo tikslą, uždarykite. Nelaukite, nes, žinokit, Forexo rinkoje gali viskas labai greit pasikeisti ir iš to esamo pliuso turėsite minusą ir tada tik tai galėsit kaltinti save. Pamatysit, su godumu taip pat susidursite. Ir trečioji yra nekantrumas. Nekantrumas yra taip. Sėdit, rankos trinam, ką čia daryti, reikia eiti į tradą būtinai. Nifiga nereikia eiti į tradą. Turit laukti patvirtinimo iš savo techninės pusės, iš savo fundamentalios pusės. Ir tada įeiti į tradą. Nešokite iš karto į tradus, nes nieko gero nebus. Turėkite pagal ką dirbate ir viskas. Bet su šito lygiai taip pat sakau, susidursite. Nekantrumas irgi vienas iš tokių faktorių, kuriuos turi pereiti ir tą pereiti per minusą ir per praktiką ir jūs pamatysit, kad tai ganėtinai dažnai pasireiškia. Šie 3 psichologiniai iššūkiai, jie tikrai pasirodys jūsų kelionėje. 100%. Pamatysit, susidursit su kiekvienu iš jų ir kiekvieną iš jų turėsite pereiti. Kitaip nebus, bet čia reikalinga praktika, didelė praktika. Ir čia patarimų, kaip ir sakau, bandykite nusistatyti tikslus, nusistatyti savo, kiek galite prarasti. Neovertradinkite. Turėkite žurnalą, užsiveskite jį. Visą tai mes šnekėjome pirmame parte pradžiamokslio. Ta prasme, turėkite tikslus ir jais paskui sekite.
Bandykite šitas emocijas, nežinau, išjungti kažkaip, bet nepavyks, vėlgi, žmogiškos emocijos. Tačiau pabiški judėsite į priekį ir išmoksite, kaip visą tai pereiti. Toliau Advanced Chart Analysis, kitaip sakant, aukštesnio levelio charto analizės. Čia jau yra susiję tokie dalykai kaip support resistance lygiai, apie kuriuos mes esame šnekėję, būtinai pasižiūrėkite. Trendo followinimas. Irgi taip pat esame šnekėję apie moving average, jie vieni pagrindinių, pagal kuriuos galite nustatinėti trendą. Tokius dalykus mes šnekame, todėl būtinai pasubscribinam kanalą ir laukite naujų video, apie kuriuos šnekėsime ir gilinsimės į Forex rinką. Tačiau šito dalyko tikrai reikės. Turite pagilinti savo žinias, jeigu norite sėkmingai dalyvauti Forex rinkoje. Tikrai turite ir pamatysite, kad po kurio laiko visą tai padės. Nežinau, kiek laiko prireiks, sakau, man prireikė 5 metų. Kaip jums prireikia? Galbūt visą tai jūs greičiau perprasit, galbūt daugiau dėsite praktikos. Tačiau žingsnis po žingsnio galima padaryti savo, galima tai veikti kaip side hustle ir užsidirbti papildomų pajamų. Tai sakau, reikia tam laiko. Taipogi candlestick patternai galite pažiūrėti, ten vaizdo įrašai po minutę, bet vienokie ir kitokie patternai yra pristatyti. Juos galima naudoti, ne visą laiką rekomenduojama, tačiau galima matyti Forexo nuotaikų pasikeitimus, kaip galima įeiti į short pozicijas, kaip long pozicijas. Jie gali duoti vienokių ar kitokių hintų, tačiau vėlgi naudojame pagrindinės analizės įrankius, kaip moving average, iš techninės pusės, fundamentalinės pusės. Čia iš tikrųjų reikia daug darbo. Dabar bendros klaidos, kurias padaro nauji Forexo prekybininkai. Pirmasis tai yra overtrading. Per daug treidų atliekama per vieną dieną. Ta prasme, jūs galite atlikti 10 treidų, iš jų bus 9, tarkime, nesėkmingi, vienas sėkmingas. Ir kam viso to reikėjo? Geriau jūs turėkite 1 arba 2 analizės per dieną, kurios solid proof ir kurios gali atnešti tam tikrą pelną, ir tai bus kur kas geriau, negu apsimti minusą iš tų visų likusių 9 treidų. Nepertreidinkite. Ta prasme, geriau mažiau, bet su tikslu uždirbti. Antrasis yra, kad naujokai nepaiso risk management. Risk managementas yra vienas svarbiausių dalykų Forex rinkoje. Ir su juo susidursit irgi. Ir jį labai svarbu paisyti. Aš jo pradžiai nepaisiau ir iš tikrųjų sudeginau daug savo akauntų. Pasakysiu taip, iki kol man dašilo, kad šitą reikia daryti. Rizikuokite tiek, kiek galite prarasti ir naudokite savo planą. Nes risk managementas labai svarbus. Ir kaip jau minėjau, naudokite po 1% atliekdami treidus. Tvarkingas risk managementas. Ir tai procentas po procentu jūs galite susirinkti visą 100. Tai reikia darbo. Trečioji yra gaudimas greito profito. Gaudimas greito profito yra tikrai pasisiūs naujokus, visi nori greitų schemų, kaip uždirbti pinigus. Čia ne tas reikalas. Vat jeigu norit greitų pinigų, tikrai ne čia pataikė. Čia reikia darbo, kaip sakiau, man prireikė 5 metų. Čia reikia darbo, čia reikia įdirbio, čia reikia teorijos, kurią turite suprasti. Ir jeigu ieškosite greito pelno, bye. Ketvirtasis dalykas tai yra ignoruojate savo techninės analizės ir fundamentales analizės. Neignoruokite šitų dalykų, nežaiskite prieš savo analizę. Pasidarėte analizę ir dirbkite pagal ją. Nepasitvirtins, nepasitvirtins, judame toliau. Pasitvirtins džiugu, bet jeigu žaisite vabam, tai žinokit, nebus nieko gero. Čia tik tai aišku iš mano pusės, galim žaisti vabam, galbūt pasiseks. Ir penktasis dalykas, kad neturite savo treidinimo plano. Turėkite planą, turėkite strategiją. Tai yra, kiek ruošitės uždirbti per šį dieną. Ką darysite, jeigu prarasite kažkokį procentą pinigų. Turėkite savo strategijas. Vienokias ar kitokias, kurias backtestinot, kurias bandėte ant savo demo versijas, kurias bandėte ant savo live su mažu balansu. Tačiau laikykite savo strategijos ir turėkite savo prekybos planą. Jisai tikrai padės. Tačiau prireiks vėlgi laiko, kol visą tai išmoksite, bet žingsnis po žingsnio. Ir padarysite. Atpažįstant šias klaidas, ties išmokstant, gali padėti long term. Ta prasme, ilgoje kelionėje. Tikrai taip, visas šitas 5 bendras klaidas jūs taip pat susidursite. Todėl sakau, turėkite savo planą, turėkite strategiją, turėkite, kada įeinate, kada išeinate iš treidų. Ir laikas parodys, kad visą tai atsiperka. Tik tai vėlgi, kaip sakau, reikia laiko ir reikia praktikos.
Toliau einame vėlgi apie mūsų risk management. Toliau bandome šnekėti apie jį, nes, kaip sakau, jis yra svarbus ir aš jį visur miniu, nes risk managementas yra raktas į sėkmę. Jį išmasterinsit, turėsite Forex pelną. Jeigu ne, tada nieko nebus. Turite suprasti tai, kad Forexas nėra tik tai apie tai, kaip turite išvengti pralaimėjimų. Forexas yra kelionė, kurioje ir bus ir pralaimėjimų, bus ir break-even, bus ir profito. Tačiau valdydami riziką jūs galite minimalizuoti savo pralaimėjimus ir stipriai iškelti savo laimėjimus. Ilgame rane jūs turėsite profitą. Kaip ir sakiau, minimalizuokite savo pralaimėjimus. Antras dalykas. Naudokite tinkamą loto dydį. Labai svarbu, nedėkite per didelio loto dydžio į kiekvieną arba į kažkokį treidą. Jeigu ten, tarkime, esate 100% užtikrintas, kad va dabar kaina kils, žinokit, ne. Finansuose nėra 100%, ypatingai Forex rinkoje. Negalite žinoti 100%, kad bus taip arba bus anaip. Todėl visada ribokite savo loto dydį ir tai pasieksite geresnius risk managemento pasiekimus. Trečiasis dalykas. Stipriai rekomenduoju naudoti stop lossus. Apsiimkite minusą. Susidraugaukite su tuo faktu, kad turėsite minusą, jį apsiimkite ir judame toliau. Judame, ieškome kitų galimybių. Nelaukite. Galbūt jo, kaina nukristų, pasiektų jūsų stop lossą, užsidarytų ir vėl pradėtų kilti. Bet kitaip nebus. Kitą kartą galbūt uždėsite didesnį stop loss. Galbūt įeisite į geresnę galimybę, bet naudokite stop lossus visais atvejais. Mano stipri rekomendacija čia yra ir jinai tikrai jums padės. Ir ketvirtas dalykas yra išplėskite savo treidų ratą. Ta prasme, pradžiai išmokite dirbti su viena valiuta. Mano toks pasiūlymas. Vėliau darykite tai. Tarkime, nerizikuokite vieno treido viso 1%, jeigu taip įeina. Pavyzdžiui, paimkite 5 skirtingas poras ir naudokite po 0,2%. Padės. Tačiau reikia vėl žinoti, kaip juda viena ar kita pora, kaip juda viena valiuta ar kaip juda kita valiuta, metalai, bitkoinas, taip toliau. Bet išplėskite savo prekybos pozicijas. Čia irgi labai geras hintas, iš tikrųjų jums padės. Todėl labai svarbu išmokti visus šitos dalykus ir juos suprasti. Jie yra svarbus ir vėlgi, kaip sakau, long terme jie padės. Praeikite visus šitos, susirašykite ir jais vadovaukite. Tikrai pamatysite, kad visa tai padeda. Toliau turime treidinimo sesijas. Jos yra 4, tai yra Londono, Europos, New Yorko, Amerikos, Azijos ir tada jau vandenyno, tai yra Australijos. Taigi pirmoji yra Azijos sesija. Šita sesija prasideda Tokijoje ir pereina per visą Aziją. Tai labai stipri sesija tokiai valiutai kaip Japonijos jena. Jinai iš tikrųjų labai stipriai yra treidinama ir galima rasti gerų galimybių būtent dirbant per Azijos sesiją. Mūsų laiku tai čia naktį. Tai nebent nemiegat kaip aš, tada jo galima tenais dirbti. Jeigu miegat, tada miegokit. Antroji sesija yra Europos sesija arba Londono sesija. Čia žaidžia visi Europos institutai, čia žaidžia Europos žaidėjai ir galime pamatyti, kad jisai prasideda po mūsų Azijos sesijos pabaigos. Čia kas yra labai gerai. Jisai susikerta taip pat ir su New Yorko sesija. Labai didelis liquidity lygis, iš tikrųjų labai didelis volatilumas ir galima labai greitai sudegti arba galima ganėtinai pasidaryti gero pelno būtent šiuo laikotarpiu. Tad mums, europiečiams, čia yra, sakykime, ypač lietuviams, labai gera sesija. Trečioji yra Šiaurės Amerikos sesija, New Yorko sesija. Jinai jau prasideda, sakykime, kaip pusė. Gal truputuką daugiau Londono sesijos yra praėję, čia yra tas 3 ar 4 valandų susikirtimas, kada abi dvi sesijos žaidžia ir, kaip ir sakiau, labai stiprus volatilumas, labai stiprus volumo lygis ir galima įeiti į tikrai sėkmingus treidus, tik tai reikia išlaukti ir reikia matyti, kada kaip kas vyksta. Ir ketvirtoji sesija yra Pacific Session, tai čia pagrindė dominuoja Australijos doleris kaip pagrindinis vienetas, tačiau liquidity levelis yra mažesnis. Tad ramesnis judėjimas, taip pat galima rasti gerų ėjimo taškų ir ramiai žingsnis po žingsnio pasiekti savo take profit lygį. Arba žingsnis po žingsnio pasiekti savo stop loss. Ir ką dar labai yra svarbu suprasti, kad yra session overlaps. Ta prasme, vienas su kitu jie susikerta. Kaip yra, tarkime, Azijos su Londono,
Londono su New Yorku ir yra New Yorkas su Australijos sesijomis. Ir Australija su Azijos. Esmė tame, jos visos vieno arba kitų tarpo laiko jie susikerta. Ir tada būna, sakykime, ganėtinai didelis volatilumas ir galima ieškoti nemažai pozicijų, į kurias galima įeiti, kaip sakoma, paspredinti savo įėjimo taškus. Ir tai gali suteikti nemažą pelną, arba gali suteikti nemažą minusą. Tačiau jums reikia nuspręsti, kada jums geriausia treidinti. Ar kai, pavyzdžiui, dirba viena Londono sesija, ar kai turime overlapsą tarp Londono ir New Yorko, ar tik tai viena New Yorko sesija. Turite atrasti savo stilių, kada jums yra patogu treidinti ir taip plėtoti savo prekybos planą ir atliekamus treidus. Toliau treidinimo rutina. Treidinimo rutina yra, sakykime, labai svarbus aspektas. Taipogi, turite susidaryti, kada jūs, pavyzdžiui, atsikeliate, ką jūs veikiate ir kada jūs prisėdate prie čartų. Kai prisėdate prie čartų, jūs analizuojate rinką. Kažkurį laiką jūs analizuojate rinką, iš karto nebėgate į treidus. Čia yra number one. Nebėkite treidus. Prašau jūsų. Nes galbūt pataikysite, jo nieko nesakau, bet šiaip long run tai bus nieko gero. Visų pirma, atsidarius čartą, pasižiūrite. Pavyzdžiui, aukščiausius ir žemiausius taškus, buvusius supporto ir resistance lygius. Pasižiūrite trendą, pasižiūrite kokios naujienos, kas vyksta pasaulyje, kas gali tai įtakoti vienokią ar kitokią valiutą ir tada pradedate ieškoti savo įėjimo taškų. Tai jums padės, todėl sakau, būtinai turėkite tą rutiną, kada jūs pradedate ieškoti, kaip būtų galima įeiti, kada būtų galima įeiti ir kas tai lemia. Labai svarbu. Ir paskutinė tema yra nusistatykite realistinius profito lygius. Ta prasme, nusistatykite realų pelną, kaip sakiau. Nenorėkite per dieną uždirbti milijoną. Jums svarbu nusistatyti savo tikslą per dieną. Nežinau, uždirbti 2 procentus, tarkime, arba 1% nuo savo balansų. Ir darant tai nuolatos, consistently, jūs finale po mėnesio turėsite gerą pliusą. Jeigu dirbate pagal savo trading planą, pagal savo trading strategiją ir turite numatytus tikslus. Nevarote į treidus vabam, darote analizės, žiūrite fundamentalius dalykus. Ir tikrai pasakysiu taip, tai padės. Svarbiausia, būkite kantrūs. Žiūrėkite į grafikus, tačiau juos neleiskite. Pažiūrėkite, kaip rinka veikia, ką reaguoja, kokie vienokie ar kitokie faktoriai gali lemti vienokios ar kitokios valiutos judėjimą. Tai yra svarbu, todėl sakau, būkite kantrūs ir tik tai užtikrinti ir turėdami atliekamą analizę įeitumėte į treidus. Va tada bus gerai. Būdami consistency, ta prasme, nuolatos darydami tą patį, jūs pasieksite savo užsibrėžtus tikslus. Omeny turiu, kad laikydamėsi savo plano ir kiekvieną dieną visą laiką dirbdami su tuo pačiu planu, jūs turėsite vaisių. Ne iš karto, tačiau, sakykime, po mėnesio, po 2, po 3 pamatysite, kad ne visi treidai yra sėkmingi treidai ir kad darydami tai nuolatos jūs uždirbsite pelną, tik tai tam reikalingas darbas. Ta darydami išvystysite discipliną. Disciplina, kaip ir sakiau, irgi yra vienas iš raktų į sėkmę. Todėl disciplinuotai dirbdami irgi galite padaryti Forexo biržoje vienokį ar kitokį pelną, tačiau tam būtinas darbas. Kiekvienas sėkmingas traderis, jisai supranta visą šitą. Ir patys, pavyzdžiui, tie sėkmingiausi hedge fondai ir dar kokie pensijų fondai, bankai, tie, kurie yra atsakingi už didelės pinigų sumas, jie, pavyzdžiui, atlieka 5 treidus per mėnesį. 5 treidus, bet su solid proof analizė, kuri tikrai jiems veikia ir matomai jie nuo to uždirba ir jiems užtenka tų 5 treidų per visą mėnesį, kad jie būtų pliusi. Kai tuo tarpu, pavyzdžiui, mes su mažesniu balansu, taip, mums reikia truputuką kitaip žaisti, mes neturime tiek kapitalo, kad galėtume varžyti, sakykime, su jų gaunamu profitu, tačiau turite dirbti pagal analizę. Visur tai buvo, visur taip yra. Aš vis kalbu apie darbą ir ta prasme rezultatus tik tai ateityje. Aš atsimenu, klausiau vieno bachuriuko tokio, jisai pasako, sako, ar žinai istoriją apie bambų? Tas toksai žalias ilgas, turėtumėte žinoti. Sako, jisai 5 metus leidžia šaknis į žemę. O tada per 3 savaitės šauna į viršų. Tai va, ką noriu to pasakyti, kad
darbas bus ir nieks jo nematys. Galbūt jūs būsite tos 5 metus minuse, bet jūs turėsite darbą ir tada per tas 3 savaitės pasieksite viską ir pasieksite tokį pliusą, kokį net negalvojate, kad galite turėti. Esmė tame darbas, esmė tame yra bandyti ir esmė tame yra klausytis teorijos lygiai taip pat ir jos mokytis. Tad mano patarimas, žiūrėkite tos video, kuriuos aš duodu, jie nėra kuriami šiaip sau. Aš tą prasme nebereikalo praleidžiu daug laiko visą tai galvodamas, bandydamas pertikti informaciją. Čia yra labai svarbu žinoti ir tą svarbu pereiti. Bent jau aš taip galvoju, galbūt jūs kitaip galvojate, tada neturėtumėte jūs būti peržiūrėję iki čia, bet taigi antroji dalis kaip ir pasibaigė, ačiū visiems, kurie žiūrėjote, būtinai paspaudžiame tą subscribe mygtuką, jeigu patiko kontentas, iš tikrųjų informacija duodama jinai naudinga, svarbu jos mokėti klausytis, svarbu ją mokėti panaudoti. Taipogi, jeigu turite pasiūlymų arba kokių pastebėjimų, visada į komentarus arba per live pokalbį, visą laiką į live chatą. Visą laiką atsakysiu, visą laiką padėsiu, jeigu tik tai turite klausimų, kas yra susijęs su Forex. Taip pat, kol nepamiršau, apsilankykite Juški.fx, pasirinkite savo brokerį, užsiregistruokite per linkus ir pradėkite savo Forex prekybos kelionę. Užsiregistravę pas brokerius per Juški.fx, gausite 1 mėnesio nemokamą bilietą į mano VIP grupę, kurioje dalinsiuosi savo visomis idėjomis, kaip aš atlieku treidais, kada aš įeinu ir kada aš išeinu, tad manyčiau, tai visai win-win situation for you. Tad ačiū dar kartą visiems, kurie žiūrėjote ir iki kitų kartų. Bye bye.